Nesu mitų griovėjas, bet šiame video vieną mitą apie didžiausius Lietuvoje čeburėkus sugriausiu. Manau, daugeliu teko matyti video, kuriame Orijus Gasanovas džiaugiasi milžiniškai čeburėkais valgytais Šventojoje. Turiu prisipažinti, tas video užkabino ir mane, bet norą paskanauti tų čeburėkų atidėdavau dėl kalbų apie ilgas eilės, kuriuose žmonės prastovėdavo po 1,5 valandos, kol pagaliau prisėsdavau prie stalelio. Tad vizitų į Šventąją, norėdamas išvengti eilių, pasirinkau darbo dieną ir patį rytmetį. Pirmas minusas tas, kad automobiliui parkingas prie baro nenumatytas ir artimiausia aikštelė už gerą 1,5 kilometro. Kaip ir tikėjomės, 11 val. Jokių eilių bare neradome. Neilgai teko laukti ir garsiųjų čeburėkų. Tik mūsų čeburėkai buvo ženkliai mažesni nei tais, kuriais džiaugiasi Orijus Gasanovas. Panašumas gal tik tas, kad ir mes gavome pirštinės čeburėkams valgyti. Kas dabar pasakys, ko į vasaros pabaigą tie garsieji čeburėkai susitraukė? Mano valgyto čeburėko su kiauliena tešla labai skani. Nepamenu, kad kur Lietuvoje būčiau valgęs skanesnę čeburėkų tešlą. Bet štai kiaulienos įdaras apgailėtinas, neaiškios maltos mėsos, masė sumaišyto su vegeta. O sūnaus valgytas čeburėkas su jautiena ir sūriu jam pasirodė per riebus, o dar to jautienoj pilna tų kremzlių. Apie sintetinį sultinį aš net nekalbėsiu. Tad 30 eurų kaip į balą už čeburėkus apie nieką. Tad jei jums pramoga stovėti eilėje, kviečiu šią vietą išbandyti.